Okay. Tai sveikas jūs tai. Labas. Tai žiūrėk, inicijavai tokį podcastą, kaip čia pavadinta, ne? Važiuoju į Palangą, gaunu žinutę. Dariau, ar sudalyvautum? Pirmą pasakiau, okei, o paskui kur? Tai ką čia sugalvoji papasakoti? Man lygiai taip pat iš tikrųjų. Man ryte atsikėlus šovė idėja, o aš supratau vadovautis daug nuojautą savo gyvenime. Ir iš esmės taip, reikia padaryti podcastą, galvoju, bet reikia padaryti tokį paprastą pasišnekėjimą, nemokamai kažkokio podcastą apie pardavimus, apie pardavėjus. Kasgi tas geras pardavėjas, kas blogas. Nes tikrai sulaukiu pakankamai dažnai šito klausimo iš tarp žmonių, kur būnu. Ir pagalvojau, vienas geras video atsakys daug klausimų ir šiuo atveju ir taip pat mus labiau žmonės pažins, kas mes tokie, ką veikiam. Ok, supratau. Tai ties vienu apsiribojam, ar dar dysim ir daugiau? Žiūrėsim. Iš tikrųjų, žiūrėsim. Pradžią aš noriu pasidalinti tą, ką dabar esu galvoju, nešioju. Kitaip tariant, išleisti iš galvos, paleisti į visuomenę. Okay. O paskui žiūrėsim, jeigu žmonėms matys naudos, vertės, arba galėsim netgi panalizuoti kokias nors situacijas pardaviminės, tai kodėlgi ne? Aš už. Ok, supratau. Aš esu nekilnojamo turto ekspertas ir mentorius, daugiausiai susikoncentravęs esu į vystytojus, į brokerių mokymą, į pardavėjų mokymą, paruošimą, į technologijas, tai čia turbūt geriausiai apibūdintų šitie žodžiai, kas aš esu, o kas tu gal esi tada. Dėl to aš tau ir parašiau, žinutę, iš karto. Aš esu Justas iš tokios kompanijos Insta projektai, sukūriau prieš jau metus gal kažkur tais. Ir iš esmės užsiemu būtų pirkimais, pardavimais, remontais, dabar tiesa namus pradėjau statyti ir dar šiek tiek, gal dar pavyks šiais metais ir daugiau būti pradės statyti, žiūrėsim, kom tai baigsis. Okay. Bet iš esmės, kodėl aš tau būtent parašiau iš karto, tu kažkaip kitaip darai tos pardavimus, iš tikrųjų. Aš pats, ta prasme, aš nesu žalias. Aš realiai 10 metų dirbau tarptautiniai kompanijai, kur dariau pardavimus. Būtent už tai buvau atsakingas. Dabar 3 metai, 4 metai tiesiog eina nekilnojamo turto srityje. Ir kai aš kažkaip su tavim susipažinau, tu kažkaip visai kitaip darai ir galvoju, vat faina būtų su tavim įrašyti vieną video, iš tikrųjų papasakot, ką mes žinom ir kuom skiriasi mūsų iš tikrųjų supratimai apie pardavimą. Ok. Dabar pradėjai sakyti, dėl ko, tai jau galvoju, sakysi gal dėl to, kad iškoregavau tavo Anykščiuose daugiabučio projektą. Aš ir už tai beje. Iš tikrųjų jau, greitai susiradau partnerį, perplanom visą aukštą. Padėjo? Jo, nes iš tikrųjų supratau, kad kuom skiriasi pardavėjas ir architektas, gal architektas žiūri į namą, kaip suprojektuoti, jam netiek svarbu, jis nepardavinės, jam nereikės ateiti į tą butą ir piešti viziją, kaip tas butas atrodys. Ir va čia iš tikrųjų, ką aš primiršau ir kaip gerai, kad aš su tim pasidalinau, nes tu taip bum, žiūrėk, kaip čia atrodys, jeigu čia ateis žmogus, ką matys. Ir iš tikrųjų, kai aš susiradau partnerę, kuri man paišė visą projektą, jinai būtent tai sakė, akcentavo, ką matys. Ateina koks vaizdas, pats pirmas, ir tas vaizdas turi būti ne į sieną ar į virtuvę iš esmės, o pro langą į medžius, tai ačiū už tai, iš tikrųjų, jo, čia buvo geras. Gerai, prašom. No. Tai papasakau, kokia tavo mintis buvo dabar apskritai pasidalinti, ne, apie tos pardavėjus, tai ką tu nori užakcentuoti? Aš iš esmės gal šiek tiek noriu tą paneigti trupučiuką arba truputį iš kito kampo išeiti į pardavimus, nes esu buvęs tikrai ne vienam pardavimų mokymą, daug. Pats gana daug pardavau. Aišku, aš 10 metų dirbau business to business, tai yra mano klientai buvo kiti verslai. Bet iš esmės, kad daug kur aš girdėdavau ir kaip pats mokinausi, kad pardavimas tai yra tam tik, kaip ką sakyti, technika, ten paskui follow-upai, paskui ten kaip ką, toksai, kur labai viskas kaip robotiškai dirbtinai padaryta. Ir aš dalį tą dariau, bet aš pats jau mačiau, kad kai kurie dalykai, pavyzdys, žmogus paskaitęs knygą, kad vis laik uždavinė klausimus, jis ateina uždavinė tos klausimus, bet atrodo, žiauriai dirbtinai, žiauriai ne pagal jį. Ir pavyzdys, vyksta vakarėlis su klientais ir jisai iš niekur nieko ten kokį nors klausimą apie produktą užduoda ir galvoja. Gal net ne vietą ir nelaiku šitą klausimą uždavė. Ir va tada man žiauriai surezonavo tas, kas yra tas geras pardavėjas ir kom tai skiriasi. Tu gali man sudėti iš esmės visus tos techninės žinias, strategijas pardavimo, bet jeigu aš to nejausiu
jeigu aš to nesuprasiu, iš esmės iš pagrindų, galbūt iš psichologinės pusės, tai aš būsiu tas, kuris atėjo, atideklamavo tekstuką ir, nepaėjo, gal kitą kartą ir statistikai įjungs. O tai kaip tau atrodo, pavyzdžiui, tai kodėl iššauna tą klausimą, vadinkim, ne ten, kur reikia, ne? Kodėl? Todėl, kad žmogus, pirmas dalykas, ten, mano supratimu, asmeniniu supratimu, ten žmogus yra labiau specialistas, o ne pardavėjas, inžinierius. Bet paimkim pardavėją, ne, kur ten neturi ten nieko bendro, tarkim, paslaugą parduoda, ne, tarkim, brokeris ten parduoda savo paslaugą, dar kažkas tai ten, dar kažkokią paslaugą parduoda, tai kalbėkim apie tokį, tarkim, ne. Tai kaip tu manai, kodėl užduoda tą klausimą ne laiku ir ne vietoj, net jeigu ir žino, kad klausimai labai gerai veikia? Aš manau, kad nėra esminio dalyko, tai pajautimo ir nuo širdaus gilinimos į patį tą žmogų. Tai yra tiesiog šauni, nesvarbu pas tave, ten prieš tave moteris, vyras, turi laiko, neturi laiko, tu eini ir užduoti tą klausimą. Šiaip tam pačiam nesenai prekybos centre praeidinėjau ir tiesiog ten, ar tai kaupiamuosius draudimus, kad perrašinėti. Ir toks, jums čia įdomu, sakau, neturiu laiko. Ne, tau įdomu, toks ir ten priverstinai. Ir toks, galvoju, tu to mane sunervinsi labiau greičiau, negu nupirksi aš kažką tais. Ir aš suprantu, kad žmonės natūraliai, blogi pardavėjai neskanuoja, pirmas dalykas išvaizda, jie neskanuoja, nemato žmogaus, kuris yra prieš jį, jie tik mato užduotį, reikia sudeklamuoti, pasakyti, ką galvoju. Antras dalykas, jie neklauso, ką tas žmogus atsako, ir tiesiog jie toks pasakiau ir tai statistika. Reiškia, man pardavimų mokymuose sakė, kad padaryk ten 100 skambučių, 2 pasakys taip ir čia žiauriai gerai, reiškia, taip ir yra. Aš dar galvoju, žinau, kad papildysiu tave, kad yra viena klausyti, o antra yra girdėti. Ir va čia labai, nes išklausyti dar sugeba, bet išgirsti, ką iš tikrųjų pasakė, nes mes visą laiką priimam per savo prizmę. Jisai pasakė taip, bet tempiam prie savo situacijos ir sakom, tada tau šitas ir šitas galėtų būti naudinga, arba ten kitą klausimą užduodi pagal tai, kaip tu suvoki. Bet tu nebandai įsigilinti į tavo, vadinkim, kliento, ar tai to draugo, ar dar kažkieno, tai tą pokalbį, nelendi į patį gilį, kad suprasti, ko jisai nori. Ir dar aš pabaigsiu, kad mintis kokia yra, ne? Tu esi, tarkim, vakarėlyje, kaip tu sakai, ne? Ir kad neiššautum kažkur klausimo, kuris gali nukilinti visą tavo įdirbį iki tol padarytą ir netgi gal fainai su to žmogum bendrauti, bet tu užduosi klausimą iš karto apie darbą, tai šitoj vietoj nebūtinai tu gali apie darbą užduoti. Tu mėgaukis, daryk tą fun. Aš, pavyzdžiui, turiu tokių draugų, kurie nenori vakarėliuose apskritai turėti jokio klausimo, kuris būtų susijęs su darbinė veikla, nes jie tiek būna išsunkti per pačius tos savo mytus, darbuose ir taip toliau, kad būtent vakarėliuose jie ieško atsipalaidavimo, draugystės ir viso kito. Ir jeigu tu nori su tokiais, kaip čia pasakyti, užmegzti santykį ir darbinę prasme, ne tik tai asmeninę, nes būna mečina, ne, kaip tarp mūsų, iš karto pamatėm, kad ir mokymuose mes susipažinom, ne, bet iš karto sumečino ir tas toks geras vaibas, visą laiką bendraujam, viskas nice. Tai šitoj vietoj reikia atidėti kartais tą klausimą ir nebūtinai tu jį turi paklausti, tu turi pajausti, ar tu jį gali dar apskritai paklausti ir jeigu tu gali paklausti, tai ar čia šiandien yra ta gera vieta, kada tu gali paklausti, gal šiandien tiesiog mėgaukis, daryk tą fun, o paskui susiplanuok kažkur tai ten tą susitikimą. Čia tarp kitko buvo dar sidabrinėse gervėse, atsimenu, pirmą kartą pamačiau vieną didžiausių vystytojų Lietuvos, tada akis buvo didelės, mes rėmėm tą renginį, atsimenu, pribėgau prie jo, nežinau, ką daryti, padaviau vizitinę, sakau, sveiki, noriu susipažinti, kada kavos galima atsigerti kartais ir, toks buvo, žinai, kur čia gal nei tema visai, bet... Minimum netrukdyti ir kažkaip... Jo, bet tikslas buvo, žinai, kad, tiesiog susipažinti, užmegzti tą santykį, galbūt ne čia ir ne dabar, nes, tu supranti, kad apie darbus čia turbūt neįsišnekėsi iki ten, kur nukeliausiai. Šiaip aš labai gerai, ką aš gerai dariau, kiek aš supratau, tai aš buvau tas, kur nešnekam apie darbą. Jeigu mes važiuojame į komandiruotę ten 4 dienom į užsienį,
Tai jeigu ir būdavo partnerių klientų, kur kažką tais pradeda, jau kažką apie kokius projektus, sakau, davai šiandien, aš irgi lygiai taip pat atvažiavau čia pasilinksminti, realiai, vėliau, kada nors galim, ir čia, kur aš papasakau pirmą atveju, tai čia kraštutinumas, kur aš mačiau, kaip darė, realiai aš pasirinkau tą variantą, kad davai pasitusinam, patiriam kažką tais failą, iš tikrųjų, nes komandiruoti tiek man džiaugsmas, tiek tau, ir iš tikrųjų po to pamačiau, kad prasidėjo pardavimai, kur kviečia tave kaip draugelį, esu netgi turėjęs atvejį, kur atvažiavau pas vieną klientą ir žiūriu, Subaru Variksas stovi, man patinka mašina, žodžiu. Ir jisai, tiesiog atėjau pas jį, sakau, o kieno čia Variksas? Tai sako, čia pas mane darbuotojas dirba. O, sakau, fainai, nori pravažiuoti? Davai. Skambina jisai, tai esmė tokia, iki ko gali nuvesti, kur tu realiai priema tave žmogus kaip žmogų ir apie pardavimus ten lieka labai mažai ir labai nedaug. Bet čia business to business. O kur čia yra esmė dabar viso to, ką kalbam? Santykiai. Būtent. O čia yra labai svarbus dalykas, tai yra sukurti santykį. Ir pavyzdžiui, jeigu tu prisimeni, ir per mokymus, ką aš akcentavau, norint sukurti verslą, turi sukurti ne tik tai su tais, kuriais čia ir dabar tu nori daryti pardavimus, bet kurti santykį su tais žmonėm, kurie tave rekomenduos. Ir tada jau automatiškai tavo verslas sukasi, nes esminis dalykas yra apskritai, kad tas santykio sukūrimas tai yra tavim pasitikėjimas. Jo, ir va čia ir prasideda esminis, ką aš pamačiau, ko dažnai nematau, kas apie tai šnekėtų. Būtent apie psichologiją, apie santykį, apie pasitikėjimą, apie reputaciją. Tas pats, aš kasdien dalyvauju dviejose pusėse. Aš vienu atveju būnu pirkėjas buto, kitu atveju aš būnu pardavėjas buto. Ir aš lygiai taip pat matau... Vis dar? Gerai, pardavinėti jau šiek tiek jau duodu, pusę buto atidaviau partneriai, bet pats vis tiek mėgstu čiupinėti, jausti tą rinką, kad dar suprasti, kas vyksta, nors greitų metų turbūt ir tam... O kodėl atidavinėjai? Todėl, kad namus pradėjau statyti ir ten mačiau, kad reikės daug laiko ir nebeturėsiu laiko. Man patinka pardavinėti, kad nesuprasti. O kodėl dar pardavinėjai? Atidavėjai tiksliau? Praeitą savaitę šiaip jinai pardavė butą. Ir aš pajutau, kaip man gera, kad kažkas pardavė, kur nebe man reikia fokusą numušinėti verslą. Iš esmės aš ką pamačiau, kad žmogus gali daug labiau be emocijos, tiesiog jis mato mūsų projektą, kad fainas projektas, jam reikia surasti tiesiog žmogų, kuris norėtų tą projektą nupirkti. Mano atveju buvo toksai, kur čia mano projektas, aš jį dariau, mes čia kiek laiko pridėjom. Ir iš tikrųjų man tai patinka, aš netgi sakydavau, nėra fainesnio dalyko, kaip girti savo darbą ir gauti už tai pinigus. Bet aš pamačiau, kad man žiauriai per verslą numušinėja fokusą. Nes aš tada labiau galvoju apie pardavimus, o verslas ne tik iš pardavimų susideda. Bet žiūrėk, aš noriu nenutolti nuo tos vietos, nes labai svarbu tašką palėtėm emociją. Ir kai žmogus įsirenginėja savo turtą, ar ten turi užauninės, vadinkim, ir nori jį likviduoti, prieinam prie to taško, kad jisai dažniausiai turi sentimentus. Ir kai jisai turi sentimentus, tada ateina pirkėjai ir ką nors leptelna ir dažnu atveju, tarkim, sako, kokia čia nesąmonė padaryta, ar ten kokios sienos, kokia čia spalva nudažyta, arba, kas čia galėjo sugalvoti tokį dalyką, ten kaip lentyną tokioj vietoj pastatyti, kaip pavyzdys, nes jisai mato gal ten veidrodį. Ir gale dienos, tu jį, net ne tai, kad gale dienos vidury apžiūros, tu jį nori išsiųsti greičiau iš to buto, o nenori parduoti. Mano atveju, žinok, dar kitas dalykas. Iš tikrųjų, ką aš pajutau, kas yra geras pardavėjas, ne? Ir man žiauriai patiko vienas nupieštas vaizdas tavo, aš galvoju, greit susipiešiau, tas žmogus, kuris ateina į patalpą ir tu jauti, kad jis yra jis, kad tas, ne? Ir kas tai yra būdas... Čia apie pirkėją ar apie... Pardavėją. Kas yra geras pardavėjas? Tai, iš esmės, tai jeigu taip technologiškai, tai savimi pasitikinti žmogus, kuris tiesiog žino, ką, kur, kaip, ką daro, ką daryti, kur bereikalo toks, tiesiog. Bet jeigu iš jausminės pusės, pavyzdžiui, jeigu yra ten koks kompanijos vakarėlis ir ateina vadovas, tu iškart pajausi, kas yra tas vadovas. Jisai bus, jeigu geras vadovas, jisai bus ramus, ramiai kvėpuos, šnekės labai teisingai, labai tą, ką reikia, nedarys nesąmonį iš esmės. Ir kas yra geras pardavėjas, man žiauriai surezonavo, tai tas žmogus, kuris leidžia žmogui tos apžiūros metu jaustis, kad tas žmogus yra čia svarbiausias, kad jis atėjo ir kad jisai dabar turi įsijausti butą ir kad gero pardavėjo užduotis neužgoš savo gerumu, o labiau leist pajausti tą butą. Tai čia buvo man esminis dalykas, kuris man žiauriai kirto per mane. Aš mėgstu šou daryti.
tas, kur jisai kietėja, čia va toks laminatas, čia tokias grindis, čia tą įdėjom, čia koks čia fainai, kaip čia gali jums žinai nepatikti vos ne. Ir toksai, kur tu pasakei, kad ne tu svarbiausias, o butas, gerai, aš galvoju, gerai, ne aš, bet tai žiauriai sunku padaryti iš tikrųjų. Nes tu vis tiek ateini ir tu manęs paklaus, kaip sekasi, aš tau pradėsiu apie verslą, apie viską pasakot valandą nenustodamas. Yeah. Ir čia yra tas ego turbūt dalykas, kur aš ką darau. Yeah. O pardavime tu turi būti ne tu, o turi būti tavo butas ir konkrečiai tas žmogus, kuris atėjo ir kad jis. Ir netgi turi vieną žiauriai gerą pavyzdį, kurį šiaip sudeginau, sakykime, pardavimą. Tai daugiabutis turi dvi laiptinės. Jeigu įeisi per vienas duris, tai pateksi į laiptus. Jeigu pateksi per kitas duris, tai pateksi 2 liftus. Galvoju, ar negaligi sumaišyti tokio dalyko. Ir galvoju, tingiu leistis į apačią, žodžiu, patys žmonės ateina. Tai įleido jos per domofoną, žiūrėjau, 5 minutės nėra, o tuo metu aš dar fotosesiją mes darėm tam būte. Kad taupyt laiką, čia vienu zuikiu parašau vienusą. Sakau, kur jūs esate? Sako, aš nesuprantu, kaip čia mes laiptais lipam, čia dabar liftus radom, jau dabar jau toj būsim. Ir aš jau matau, kai atėjo ta pora, jiems žiauriai patiko tas butas, iš nuotraukų video žiūrėjo, aš matau, ta moteris jau buto nebemato. Jis mato tą tragediją, kaip buvo jai sunku patekti iki buto, kaip lipo tai laiptin. Iš esmės ta laiptinė yra avariniams tikslams tik sukurta, jinai neskirta patekti į butą. Okay. Ir viskas. Kas tai yra? Tai yra sugadinta emocija. Žiauriai. Va, būtent. O ką mes parduodam? Emocija. Va. Ir iš esmės, ką aš dar sugadinau, aš dar sugalvojau, reikia pakelti kvadratu šitą sugadintą emociją. Tai tuo metu baiginėjo fotosesiją daryti. Ir aš nenorėdamas padariau, kad tai gerai, jūs eikite šitą kambarį, o čia dabar fotografas. Dabar apsikeičiam, dabar jūs eikite šitą kambarį. Ką aš pasakau žmonėm? Žiūrėkit, jūs mane tokie svarbus, man svarbu, kad viskas sufotkintų. Jūs čia pasivaikščiokit, kad man netrukdyti. Žiauriai blogai ir iš tikrųjų aš po to taip, galvoju, taip žiauriai sugadinau šitą, nes tikrai žmogus perka emociją. Ir dar ką aš norėjau užakcentuoti, žiauriai... Žiūrėk, iš tos vietos, kur tu žmogui nori parduoti būstą, bet tu palauk, biški čia, palauk. Pasidėk, biški, tu tikrai nesvarbiausias čia dabar. Tuoj palauk fotografas, įleisim per kamputį pažiūrėti. Taip, žiauriai blogai iš tikrųjų. Ir kitas dalykas yra pačio būsena, kas man buvo lygiai tokia pat naujiena. Tikrai esu skaitęs ne vieną knygą apie būtent savęs NLP programavimą, kaip išeiti į sceną, kad gerai jaustis, bet kažkaip aš nebuvau užfiksavęs, kad to reikia pardavime. Ir aš ką supratau, kad jeigu aš ateinu į aprodymą pavargęs, verslo galva užė nuo verslo visokių procesų, man praktiškai tas žmogus tampa nebeįdomus. Man, žiūrėk, padariau apžiūrą, aš varau toliau tvarkyti, auginti verslą. Į pardavimą tu turi ateiti palsėjęs, linksmas, gerai nusiteikęs, ta prasme, ir aš dabar 3 paskutinius butus pardaviau šiais metais būtent taip, kad aš atėjau žiauriai švaria galva, žiauriai palsėjęs ir ta mergina atėjus, aš sveiki, prašau. Ir ta prasme, viena mergina, kad suprastum, pasirašė preliminarę, pervedė avansą, po 2 savaičių skambino, sako, o galiu aš dar kartą ateiti tą butą. Nes sako, man buvo ant tiek gera emocija pirmų kartų, kad aš šiek tiek abejoju, ar čia nebus, kad man akis uždumtas, kad aš kitaip pamatysiu. Gerai, tai sekantį kartą atėjo, susirašė ten klausimų, atsakiau visus klausimus, fainai, gerai, viskas, dabar jau gyvenu iš tikrųjų tam butą, bet... Jo, čia gerą vietą mes palėtėm, dar noriu biškai pagilinti, ne, tai emocija. Ir kur mes nukreipiam visą tą apžiūrą, ne, jeigu iš pardaviminės srities. Tai aš atsimenu, kai pardavinėjau kotedžus ir ten ateini, nesvarbu, kad dar tik tai plytos dygsta, ten blokeliai tiksliau, ne, arba ten jau ir įrengtas, bet jeigu tu akcentuoji blokelius ir pasakoji apie blokelius, žmonės pradeda klausinėti tada apie blokelius. Pradedi nebepasakoti apie blokelius, o kaip jie čia gyvent galėtų ir taip toliau bandai emociją pirmiausiai parduoti. Tai iš 20 vos vienas paklausė apie blokelius, nors dar tik tai blokeliai matosi, nieko daugiau. O tu gali, vadinkim, parduoti emociją, tai reiškia, kaip jie čia gyvens, ne? Kur čia gal vaiką greičiau nuveši darželį ar dar kažkur tai, bet kad tuos dalykus tu sužinotum, tu turi užduoti nemažai klausimų. Ir tie klausimai turi būti ne tai, kad listas kažkoks, tai žinai, klausimų, kuriuos ten šabloniškai dabar turi užduoti. Ne, su kiekvienu žmogum tu turi pajausti. O kad tu pajaustum, tu turi
jau čia perliukas bus toksai, bet nu, čia yra esmė, ko mes dažnai nedarome, tai nepaleidžiame minties, nu, vat, pavyzdžiui, mes šnekame, ne, ir jau net ir pas mane buvo, ir pas tave buvo tokių dalykų, kai vienam bešnekant jau tau atėjo mintis kažkokia, ne, jau kur čia toj dabar jau čia dabar jau toj kažką protingo pasakysiu, ne, iš serijos. Ir mes tą darome pardavimuose. Ir va šita vieta yra labai svarbi, kad mes ją paleistumėm. Kad ir kokia ten būtų gera ta idėja, mintis ar dar kažką, jeigu tu nori būti su to žmogum, tu turi paleisti ir klausyti iki pat galo, ką jisai pasakys. Ir tik tada pauzė ir po pauzės jau tada tu gali dar kokį klausimą išgeneruoti ir taip toliau. Bet kad tai profesionaliai tu galėtum ir gebėtum daryti, tu turi treniruotis. Ir čia tas treniravimas jis yra labai brangus ant žmonių. Tai todėl geriau... Bet smagiausia. Deginti savo klaidas. Nu, žinai, kaip geriau išmoks, jeigu pas neužlipsi. Tai iš tikrųjų, ką pasakėjai, nu, mano būdui žiauriai sunku yra tylėti. Ir kai aš pratyliu, aš matau tą rezultatą, bet tu neįsivaizduoji, po to aš valandą negaliu sustoti, kai jau nebėra... Ok, žiūrėk, stabdau tave. Dabar šitoj vietoje, ne, mokymai vyko, kur tu buvai mano mokymuose, ir po pirmos, man atrodo, dienos mes simuliavom nemažai pauzę, ne, kur ne šiaip pasakyta pauzė, bet kur buvo... Pauzė, kas tai yra? Tai reiškia, simuliavom vieną, kitą, trečią situaciją, kur buvo pauzė, kiek ją išlaikyti, kad tu pats išjaustum ir taip toliau. Ir tu tada tą patį vakarą nuėjai į apžiūrą ir po apžiūros kitą dieną į mokymus atėjęs, ką pasakėjai, ar atsimeni? Jo, kad šiaip tiksliai, žinok, neprisimenu iš tikrųjų. Aš prisimenu, nes tu sakei, pauzė padėjo man uždirbti 5,000 eurų. Jo, ir iš tikrųjų... Čia šiaip ne vien tik tą kartą man patėjo. Šiaip, kai vyksta dėrybos, aš irgi netylėdavau. Visą laiką, kai kokia galutinė kaina, ten pasakai, nu, mano pardavimo skelbime, o jūs siūlykit. Ir taip, man kiek dabar aš jau čia 2 sekundės patylėjau, tai aš puldavau, jeigu matai žmogus tyli. Nu, bet, nu, ten, ir toksai, kur, o dabar aš taip stengiuosi, šiaip vėlgi, čia žiauriai prieš savo būdą, bet aš taip tyliu, viduj ten kunkuliuoja belenkas, ta prasme, bet tyliu ir tas žmogus... Nu, okei, tiek, žinai, tada. Okei. Ir aš ką supratau, kad jeigu žmogus tyli, tai nebūtinai, kad jam jis galvoja, jis prasčiausiai galvoja. Ir tu savo triukšmų, savo klausimais greitai varydamas arba gelbėdamas, jį traukdamas iš to savo pačio užduoto klausimo, tai jam neleidi pagalvoti natūraliai. Ir galvoju, okei, tai čia taip veikia. Bet tą pauzę labai sunku yra padaryti iš tikrųjų. Bet kaip tik vienintelis dalykas, kaip tu sakai, gali išsitreniruoti ant žmonių, bet ant žmonių ištreniruoti ne visą laiką pats net supranti, kad kada yra teisingai padaryta, kada neteisingai, nu, kada pavyko, kada nepavyko, nes tu ir tau labai brangiai tarp kitko kainuoja. Nu, prieš 3 metus, kai ateina 15 žmonių į būtų apžiūrą per vieną dieną, gali treniruotis. Dabar šiek tiek brangiau tai kainuoja. Jo, bet tu gali, bet žiūrėk, vėlgi, ne, 15 žmonių klausimas, ar iš jų galėjai dar daugiau uždirbti. Žinai, čia yra esminis dalykas, kad mes pagalvojam, pardaviau, tai viskas gerai. Bet ar tikrai viskas yra gerai? Ar kažką dar galim pasimokinti iš tos situacijos? Arba jeigu turim blogą situaciją, ar galim tikrai sudėlioti kiek įmanoma detaliau visą puzlę, žinai, kad paskui galima būtų simuliuoti tas situacijas, kad atidirbti tą vietą, kad tu suprastum, kur yra pas tave, ta, vadinkim, ne tai, kad gal klaida, bet nu, tas neišturėjimas to klausimo. Tu užduodi klausimą ir nori papildomai kažką protingo pasakyti. Grįžkim atgal. Aš vis tiek jaučiuosi skolingas prie žmonės, kurie klausys ir jeigu da klausys iki dabar iš tikrųjų. Jeigu sudėliojant, nežinau, top 5 svarbiausius dalykus, kas yra svarbu, ką geras pardavėjas daro ir ką padaro arba ne iki galo, ar kuom skiriasi, aš pradėjau, sugalvojau, kad dabar pardavinėsiu butus ir iš esmės top 5 svarbiausi dalykai, ką reikėtų žmogui labai atkreipdėmės arba bent jau su tom dirbti. Ir čia nekalbu apie kaip įdėtą rodą skelbimą ar ten dar kažką, bet iš esmės iš tavęs būtent ir gavau tokių dalykų, kur nelabai technologiniai pavadinkim ar strateginiai. Nu gerai, pasakyk tada, nes... Tai man numeris 1 buvo... apskritai ateiti į apžiūrą ir nevadovauti apžiūrai, nevesti apžiūros. Iš esmės leisti žmogui ateiti butą ir pajaust patį butą. Aš darydavau, iš karto užgoždavau su visais buto privalumais nuo A iki Z, ką ten įmanoma padaryti. Kai tu leidi žmogui vaikščioti po butą, jam natūraliai kyla klausimai
Ir tu tos klausimus tiesiog ramiai atsakai. Išlikti ramiam. Vat antras dalykas - išlikti ramiam. Nemėginti netrupučio įkišinėti kažką, kur, tu jūs atėjote į vonę. Va, žiūrėkit, vonioje, čia mes dėjom tokį, kur ne, ramiai atėjo žmogus į vonę, patiko kažkas tokio. Antras dalykas, kas man žiauriai buvo gerai, tai kai jau žmogus daugiau mažiau apsižiūrėjęs, jau maždaug pajuto tą emociją, tai esminis paklaust, kas labiausiai patiko šitam bute. Ne kas konkrečiai ar patiko butas, nes aš seniau, kaip butas, žinai, gerai, fainai, ten pirksit, ne, žinai, čia viskas, šiaip man kas žudydavo iš tikrųjų, viskas taip gerai, kad mes nepirksim. Jis toks, ko jums reikia. Tai vat, ir tiesiog kas labiausiai patiko ir aš iš tikrųjų gyvai pastebėjau, kad uždavus 1, 2 tokius labai konkrečius klausimus, žmogus antrą kartą pradeda eiti per butą. Vėl, tai žiūri, kad jisai, žiūri, čia iš tikrųjų žiūri geros spalvos, ir žiūri, einu dar kartą peržiūrėsiu, tikrai kaip čia man patiko. Aš šitą situaciją turėjau prieš savaitę, turėjom apžiūrą, aš turėjau pirkėją ir kitas brokeris tikrai ilgametę patirtį turintis, ten panašiai turbūt, kiek aš dirba su nekilnojimu turtu. Atvedėm, atvedžiau klientą, aprodėme būstą, namas, apžiūrėjau, jisai visą laiką pasako, kiek čia apie tos miegamosius, taip toliau. Nelabai ką klausinėjo, man iš šono labai įdomu visą laiką ir smalsu pasižiūrėti, kaip kiti dirba. Ir po apžiūros aš dar uždaviau klausimą, kas patiko labiausiai, žinai, ir pauzę aš padarau. Žmogus bando atsakyti, vidury sakinio jį nutraukė tas kitas brokeris ir tada papildyti norėjo pasirodyti gal kažkokiais, tai nežinau, čia kaip, žinai, tom mintimis savo pasidalinti, gal protingais patarimais, kurie neveda į niekur, pasakė kažką ir užgožė visą tą pasakymą, kas patiko toliau. Ir mes daugiau nebežinom. Ir gale dienos, kai paklausė jisai, ar tiksliau aš, kai paklausiau, ar patiko, žmonės pradėjo pasakoti apie tai, kad mes čia matome, kaip darytis kabinetus kelis tam name, o tas žmogus visą laiką pasakojo ten apie miegamosius. Ir jisai jau nejaukiai pasijuto, nes jisai net nepaklausė prieš tai, kam jiem reikia tiek daug kambarių ir taip toliau. Ir tada ėjo ir pats visą laiką pasakojo, žinai, va čia tas, čia anas, čia trečias, čia penktas. Bet čia pats pagrindas, iš esmės nepasakok, jeigu neklausiu. Nebent dalykus, kurių nežinau. Jo, bet svarbu, žinai, yra visą laiką, kaip pasakyti, mes turim būti geri psichologai. Mes turim pastebėti, kas žmogui patinka, kas ne, ar iš kūno kalbos, ar iš pasakymų, ar iš dar kažko, kad pajausti. Aš vieną kartą net tokį bairį esu panaudojęs, atėjo žmonės į namą, taip, tinka, sakau, jums čia, jaučiat, kad galit gyventi. Jie apsidairė, ne, einam, sakau, iš čia, o ten namas 2 aukštų buvo. Ta prasme, sako, mes tik atėjom. Tai sakau, jeigu jums nepatinka, tai ką mes čia toliau veikiam? Einam, sakau, papasakosit, kas jums patinka. Tai vis tiek gal apžiūrėt, bet sakau, jums patinka ar ne tada? Šiaip iš esmės. Nelabai. Tai einam tada. Ir išėjom, net nežiūrėjom 2 aukšto. Išėjom, papasakoju jie, ko ten nori. Suradau kitą būstą, būtent ko jie nori. Bet čia ir esmė. Ta prasme, jeigu jauti, kad, dar iš tikrųjų ką irgi, jeigu matai, kad žmogui nelimpa, ta prasme, jeigu nevesk savo visos prezentacijos toliau, tipo, kaip čia viskas bus, čia dar valandą, tipo, toks nereikia, ta prasme, nepatinka, nekiš to daikto, ta prasme, viskas. Ir čia yra 4 dalykas, kas man žiauriai įstrigo, tai gebėjimas kurti santykius. Iš esmės, kad dabar aš padariau, išsiunčiau, nežinau, prieš čia atvažiuojant 60, gal 70 e-mailų brokeriams, kad ieškau būtų. Man reikia 4 būtų dabar. Ir aš galiu nupirkti daug būtų. Tai iš esmės, jeigu tu gauni kaip brokeris e-mailą, žiūrėk, šiais metais aš galiu nupirkti 35 būtus. Taip. Kad aš nesu tas vienkartinis ir jau yra įmonės istorija, parduoti projektai, Ir man skambino brokeris ir maždaug yra dylas, kurio greičiausiai tu nepirksi, nes jis ten netinka, bet aš vis tiek tau skambinu paklausti. Okei, žinai, sakau, viskas tvarko, ačiū, kad paskambinu apskritai. Žinai. Aš sakau, aš ir ieškau ilgalaikių partnerių. Ir kur mano nuomonė nebuvo gerai, kad tai jo, gerai, bet žodžiu, tai apie būtą. Ta prasme, maždaug galim susipažinti, pajaust, ko man reikia, ko tau reikia. Šitas būtas netinka, viskas tvarkoja, tai gal tiks kitas būtas. Bet viskas labai nuėjo, kad, tokia kaina, gerai, tau neįdomu, tai davai.
Jeigu aš būčiau brokeris ir man paskambintų, pasakytų, va žiūrėk, aš ieškau, galiu pirkti daug, greitai, tik tais duok man objektų, ta prasme, ir gal aš vėliau, pavyzdžiui, dabar, kur aš pirmą kartą atidaviau pardavinėti, kad ne aš pardavinėjau butus, tai aš iš esmės, jei nežinant, bet aš šiek tiek testavau. Aš sekmadienį klausiau, tiesiog rašinėjomis, klausiau, kaip manai, ar čia ne per aukšta kaina, kaip manai, čia taip ar taip. Ir jinai nuoširdžiai man patarinėjo, kaip daryti geriau. O kaip patarinėjo, savo nuomonę atsakė, ar faktiniais duomenimis atsakinėjo? Jinai nepasakė faktiniais, bet jinai parašė tokius dalykus kaip, tokia kaina, taip, jinai reiškia prasėjo skelbimus, iš skelbimų tokie yra 2-3 butai, tai realiai toksai butas per 3 savaitės turėtų parsiduoti, nes nėra labai rinktis iš tokių, kad būtų gerai įrengti gražus butai. Plus kaina, plus minus tikrai normali, ta prasme, pradėčiau nuo tokios, baigčiau tokia, žinai. Tai jinai rėmėsi tik, tarkim, aruodo... Jo, tai nepamiršti, sekmadienį 8 vakare, žmonės ilsisi. Tai žinai, žmogus gali tiesiog neatrašyti ir aš esmės žiūrinai atrašo ir nori padėti. Pas ją nėra, kad, taip, jinai pribėgo, bet jinai neatrašė vieną sakinį, parašė va tiek, va, žinai. Ir aš toksai galvoju, apie šitą, tada, ką manai, taip, žinai, čia kur kažką tai galiu padėti paieškoti. Galvoju, va čia jau gimsta partnerystė, jau atsiranda santykis, kad žmogus tau realiai nuoširdžiai nori padėti. Ir aš tada sakau, davai jums šitos 3 butus įdaviau, paskui dar 4, dabar 5 gal daug butai. Tai iš esmės, kad žmogus kuria santykį. Ir jisai neprašo, kad žiūrėk, jeigu aš tau padėsiu, duok man butą pardavinėti. Ne, aš tau padėsiu, žinai, ko tau reikia, taip toliau, taip. Ir žiūriu, žiūrėk kitai. Ir aš dabar tokių žmonių ieškau ir aš juos rasiu, bet kuriuo atveju, bet dabar tas yra atranka vyksta. Ir toksai, kur, tau šiek dylas. Ne, davai. Žinai, tik aš ne vienkartinis pirkėjas. Okay. Tai žinai, jeigu brokerį reikės atrinkti, ką kreiptis irgi žinai, ne? Brokerį, bet man reikia dabar partnerių, kad, aš supratau vieną paprastą dalyką, kad aš negaliu apeidinėti brokerių. Man nėra tikslo apeidinėti, kad būti pas žmogų priekį. Man reikia tik turėti gerus partnerius, kurie būtų šalia manęs ir sakytų, štai geras dylas, ten tiek uždirbsim ir darom ir pirmin. Matai, tas tiek uždirbsim toks sąlyginis dalykas yra, nes vis tiek tai yra pasiūla ir paklausa, žinai, kuri, tai dienai yra tokia ir, tu gali spręsti pagal tai, jo labiau tu įrenginėjai būstus, tai įrenginėjant būstus užtrunki, Užtrunku šiaip iki poros mėnesių, bet iš esmės... Tai jau per porą mėnesių gali atsirasti, žinai, kokie, tarkim, dar 5 būstai už žemesnę, tarkim, kainą ir jau koreguoja tavo arba už didesnę koreguoja, bet kainą. Jau irgi tas patirties jau dabar kiek čia 3 kažkiek metų tą darant, tai iš esmės taip koreguojasi, bet tai nėra kardinaliai, čia jau katastrofa. Okay. Tai, bet iš esmės aš visą laiką ir klausiu, už kiek parduotum. Kad tu turėk galvoje, kad jeigu pasiūly, gali būti, kad žinok, aš tau teks ir parduoti. Gerai, žiūrėk, aš tada tau kontrą. Tau atsako, už kiek parduotų? Plius minus jo. Gerai, tai aš dabar tada paklausiu, o jos garantuoja, kad už tiek parduos? Tai 5 dalykas, kas yra žiauriai svarbus po santykių, yra mano supratimu reputacija. Aha. Susigadink, nepardavė, ne? Yeah. Vieną kartą, neišėjo. Kiek manai, aš tave dar kartą prašysiu padėti? Jo, bet čia yra kitas dalykas, kur aš noriu ne per reputaciją. Kad jie negali garantuoti, bet aš žinau. Bet yra, supranti, kas yra labai svarbu ir kur didžiausią klaidą padaro tie patys pardavėjai, ne? Kad pasako, už kiek parduos. Nes, pavyzdžiui, jeigu pasikeitė rinka, tu turi būti lankstus to vietoj. Gali būti, kad man nuo iki man neduoda kainos, man duoda nuo iki, kad suprasčiau kiek. Bet, matai, aš labai, čia gynyba, bet iš esmės labai specifikuotai tam tikrą būtų tipą, kur aš pats žinau kainas ir pats tame sukuosi, kodėl aš dar 100% neatidaviau pardavimų. Kad aš žinau tą riziką, būna, kad tu nusimatai, kad bus 100 kemštukų, parduodu 103D. Turėjau tą atvejį, bet ir žinau, kad visko būna. Tai visko būna, jo, ir daugiausiai pasimokini ir paaugi, kada suklysti, ne? Tai tik tai. Tai iš sėkmingų istorijų tu toli nenukeliausi. Būtent, tai tai ir sakau, kad jeigu netgi gal 6 dalykai, tai kad dažnas žmogus pamiršta apie pardavėjas, santykius ir reputaciją. Tai, pavyzdžiui, ką mane išmokino įmonė, kur aš dirbau 10 metų, tai buvo nemeluok. Nes kai tu esi gamintojas per visą Lietuvą, vienam pasakė, kad veikia taip, o taip neveikia iš tikrųjų, tas pasakėt kitam, kad veikia taip. Ta prasme, ten yra inžinieriniai visokie dalykai ir tas tavo melas per kokius 3 mėnesius pasivys per kitą galą, kur sakys, Justas sakė, kad ten taip veikia. Ir tokiu būdu nemeluok, čia aišku mano buvo vadovo pamoka, man turbūt viena iš pirmųjų savaičių dienų, kur tik nežinai, neburk. Tai tik šito nedaryk. Ir prieš susitikimą pasiskambink, tik nevažiuok, būtinai
Ir Okay. tokiu būdu tu susikuri savo reputaciją, kuri šiaip man labai dabar atsiperka. Iš tikrųjų turiu investuotojų iš tos pačios susikūrusios reputacijos. Labai, labai svarbi. Tai vat, kai tu nekuri santykių, nekuri reputacijos, tai kiek tu esi geras pardavėjas, ką tu žiūri tada. Tuo metu, va čia dabar, vat, ką galiu kur prastumti, jeigu neprastumiu, sorry. Ir visi blogi, visi apgavikai. Nu, matai, čia klausimas, ar tu verslą, kurį ar tik medžioji, žinai, tai dienai, Tai kad va, susimedžiot, kažką užkasti ir vėl toliau eini medžioti. Tu tą patį sakydavai ir man tas surezonavo kaip verslininkų iš esmės, kad be reputacijos, be santykių tu toli nenueisi. Ir jeigu tu čia dabar, netgi tas pats bendradarbiavimas su partneriais, kurie renginėja, gerai, nudrošite nuo 2 būtų kainos, jie neateis pas tave sekančius dirbti, viskas. Taip. Ir čia bus, kadangi tau nesvarbu žmogiškoji dalis, tu tik pasiemi tą kasnį, vat šią akimirką didesnė. Tai vat... Žinai, kas mane labiausiai motyvuoja? Aš kai pasiemu vystytoją, aš pasiskaičiuoju, vat, pavyzdžiui, kiek kainuoja viena diena tam vystytojui neparduotų būstų. Ir pavyzdžiui, jeigu tai yra projektas koksai, ten, kur yra, tarkim, neparduota dar turto už, tarkim, 10 milijonų, tai tu supranti, kad, tarkim, šiaip už 12% gali paskolinti, yra visokių platformų, kur tu gali padėti, tai jo, per metus tai yra, per mėnesį apie 100, ne, per metus 120 ir tu supranti šitą vietą, kokia tai yra atsakomybė, kad tai viena diena kainuoja 3000 eurų. Viena diena. Tai jeigu tu išvažiuoji atostogų, tai yra 21 000 minusas. Ja. Aš tą patį. Čia yra ta motivacija, kuri mane labai varo į priekį ir aš netgi su vystytojais, kai kalbuosi ir mes, dar palaukiam, dar kažką ten, kažką atidedam ir aš tada išvadu šitą skaičiavimą ir su jais atvirai šneku, žiūrėkit, tai jeigu tos pinigus išsiemus, investuojant, aišku, vystytojai dar daugiau uždirba, ne 12 tikrai procentų, tie, kurie geba iš to daryti biznį. Tai čia įsivaizduok, kitą kartą nuleistas kažkiek tai ten ta suma gali ant kiek paskui atnešti grąžos. Aš lygiai tą patį, čia kur didžiausia problema, ar galiu būti geras pardavėjas? Galiu, bet turiu visko nevystyti. Ta prasme, nes geras pardavėjas, tu turi nemastyti apie gamybos dalį, nemastyti apie pirkimo dalį, nemastyti apie procesus, apie administraciją, apie finansų suvaldymą, tada tu būsi pats geriausias pardavėjas, jeigu tik nori. Ta prasme, aš mėginau apriepti, vieną akim žiūrėti tą, plus man patinka žiauriai pardavimai, tą daryti. Ir aš ką pamačiau, lygiai tą patį skaičiavimą išsivedžiau ir pažiūrėjau, kiek man mėnesį kainuoja vienas butas neparduotas. Ir galvoju, čia yra normaliai daug pinigų ir iš esmės tai neparduotas yra palūkanų dalis, kaštai, ne? Taip. Bet yra neuždirbti pinigai, nes tie pinigai jau suktųsi kitam bute. Taip. Ir kai tu viską tą sudėdė, pasižiūri, kad čia gali, kokį gerą brokerį turėti. Bet vėlgi specialiai atsirinkinėjau, kad būtų ne 20-30 būtų portfelyje, kad žmogus iš tikrųjų norėtų dirbtų ir mąstytų pastoviai, kaip su to daryti. Gerai, einam prie gal linksmesnių dalykų. Žiūrėk, dar tada... Davai. Aš galvoju, žinai, gal padarom... gerai, pakalbėkime apie technologijas. Ne, tu užsiminiai, kad technologijos ir pardavimai kažką ten pradžioje buvai paminėjęs. Esmė tokia, kad yra pardavimų mokymai. Tipinis, kur tu ateini pardavimų mokymus, tai būna taip, tai yra 4 žmonių tipai. Ten, žodžiu, turi daryti skambučius. Skambučio metu yra top 4 klausimai. Ten, per tai pažinę, ten galėsite pardavimą. Plus yra ta laiko planavimas, tam pardavimą. Tada yra važiavimas į susitikimą, tipo, išvaizdą taip toliau. Tai mano supratimo, tai yra tokie techniniai dalykai, kur, net važiuok su treningais į pardavimus, susitark prieš, neatvažiuok ten arba nesibrauk į susitikimą, tas pas gali būti ir brokeriui ten, kur šitą... Čia palauk, aš tada biškiu pertrauksiu, o tai technologija, kur čia šitoje vietoje, ką čia nori pasakyti? Technika gal taip. Technika, pardavimo technika, kad maždaug aš viską taip surašyčiau tavo instrukcijas ir jeigu tu tą darytum, tai tau būtų toks rezultatas. Bet aš ką noriu pasakyti, kad ta struktūra, technika pardavimo be emocijos, be sielos, be psichologijos, jinai ir tampa, kad tu vidury vakarėlio sakai, žiūrėk, ką manai apie šitą daiktą. Ir toks, kur... jis paklausė iš šitos struktūros klausimą, bet truputį ne šitoj vietoj, ne šito metu. Taip, aš apie tai, ta prasme, ne apie ten aruodus ar ten šitos dalykus. O ką manai apie technologijas? Dabar AI žengia, ten kosminiais žingsniais į priekį, ne?
tavo manimų AI-us, pardavimai? Labai gerai. Iš tikrųjų, matau tą matyti. Aš, pažiūrėjau, labai nekūrybingas teksto žmogus. Aš labai struktūriškai galiu surašyti, bet aš neturiu to, išvedžiojimų, aš sakinimu. Aš Naudojasi dabar, va? Jo, ir aš būtent... Ką darai, va, šiuo metu su... Skelbimų tekstą. Iš tikrųjų, aš surašau, kaip aš galvoju, ir aš tada paprašau, kad man surašytų 3 variantus, ir aš iš to pasisėmiu idėjų, nes būna, kur gerai sugalvoju, net nebūčiau pagalvojęs. Daug sklandžiau įveda tą tekstą, negu aš būčiau... Tai tekstą kol kas naudoja, ne? Kol kas jo, daugiau ne, man teksto daug kur prireikia, tiek puslapių ten, tiek pačiam įmonės ten, ir taip toliau, bet aš tame naudoju, seniau klausinėdavau visokių egzistencijų ten klausimų, bet iš esmės pardavime tekstą naudoju. Aš žinau tiesą, kad jeigu pasiemi mokamą versiją, tu gali sukrauti failus į ChatGPT 4 ir ten tau atrinkai. Pavyzdys, dabar mes atrinkinėjame administratorę, kurią atsirinkom, tai 130 CV gauni. Ta prasme, užgaišom laiko, kol atsirinkom dalykų, bet galėjau tai paprasčiau klasifikuoti šiek tiek. Ką turiu omeny daugiau? Matai, pardavimai, tai kaip tu kalbėjai apie tam tikrą struktūrą ir taip toliau, ne, tai yra daugybė dalykų dar, kur technologiniai gali pagelbėti tai pačiai struktūrai. Tai pavyzdžiui, tas pats bendravimas, tu pabendrauji, tau pradėkim nuo pat pradžių, ne, gauti kontaktą. Reikalinga kartais technologija, gali tiesiog įsidėti skelbimą ir taip toliau. Jeigu tu įsidedi technologiją, tai technologija gali dirbti tuo klausimu, kad sugeneruoti tą kontaktą, kad išdirbti tiem kontaktam. Net tas pats, jeigu Facebooką paimtum, ne, ten yra algoritmai. Ten technologijos, žinai, kur tu, jeigu pažymi, kad iš tavęs kažkas kažką nusipirko, tai tokius labiau parenka panašesnius. Bet technologija, kur link aš einu, tai kad patys pardavimai iš esmės labai pasikeis su technologija ir technologija tai galės apimti va tos visokius techninius dalykus, ten įdėjimas, išėmimas, ten tai to pačios, žinai, skelbimo, kur ten sutarties suruošimas, ten iki daugybė tų techninių dalykų, bet vieno dalyko jinai nepakeis. Pardavime yra emocija, ne, labai svarbu. Ir kai mes tą emociją, per paveiksliuką gali sukurti, jau ten tekstą galbūt gali kažkokį geresnį surašyti, bet tą pajautimą, kai ateina į tą būstą, šiandien dienai dar norisi žmonėm, kad taip... Aš labai rašyčiau dar produktą, kokio kainą tu parduodi. Jeigu tu parduodi už 50 eurų dalyką, greičiausiai tau e-shopas per akis užteks, ne? Jeigu tu parduodi už 100, 200, 300 tūkstančių, jeigu tu ne šeikas, aš netikiu, kad tu be apžiūros gali pirkti ten super sportinę mašiną ar ten kažkokį turtą, jį neatvykęs, nepabuvęs, jeigu tu planuoji jame kaip būti pats, o ne nuomai ar kažkam. Ir taip ir ne. Žiūrėk, pavyzdžiui, yra, mes sakom, emocija, ne, parduoda ir visa kita. Tai ką technologija gali padaryti? Technologija gali būti apmokyta su daugybė klausimų, ne? Ir nuo tam tikro atsakymo reaguoti vėl su tam tikrų klausimų. Arba, pavyzdžiui, išsiaiškinti, ko tu iš tikrųjų nori. Nes, dažnu atveju žmonės kaip supranta, ko jie nori. Atsidaro skelbimų portalą, pasižiūri kriterijus, pagal tos kriterijus daugiau mažiau nusistato, ko jie nori. Tai yra jų, vadinkim, tas toksai, pagal ką jie ieško. O jeigu mes, pavyzdžiui, parodom kažkokį paveiksliuką, ten parodom dar kažkokius emocinius dalykus, tada, žinai, kažkur tai galbūt yra, gali sudėti taškus, kur yra darželiai, mokyklos, dar kažkas tai, ir tau paskui sudėlioja top 3, tarkim, pasiūlymus, pati technologija ir pasiūlo pagal tai, ko tu nori. Bet ką tu nori, turėtų jinai užduoti gerus klausimus, kad suprastų, ko tu iš tiesų nori. Nes viena yra čia kalbė apie tą dalį, kol žmogus iki atvažiavimo gyvai apžiūrėti, kad jisai klasifikavimas, atrinkimas, netgi iš tikrųjų, ką aš nustembu, kai kurie dalykai, kur yra tam pačiam rodė, tu pažymė, bet jų paieškos formose nėra, kad žmogus galėtų pagal tai ieškoti. Aš galvoju, kam man pardavėjai žymėti tas varneles, jeigu pirkėjas negali pagal jas atsirinkti, kaip pavyzdys. Tai jeigu būtų taip, kur atsirastų AI, kuris būtent per visus praeina, per paieškos portalus atrenka konkrečiai vietą, lokaciją, darželiai, parduotuvės, sporto klubai, kas tau patinka, sako, taip, čia kaip iš kokio Ironmano, kur 3 lokacijos, kur tau labiausiai tinka, tai čia būtų žudikiška programa, iš tikrųjų. Bet ar išnyks pardavėjai, kaip manai?
Nemanau, tikrai. Žiūrint, ką jie atlieka, žinai, ar profesionalus ar ne. Jeigu tik tie, kur dirba kaip administruojantį darbą, žinai, tai šitiem tikrai egzistencinės klausimas realus išlieka. Jeigu tie žmonės, kurie tikrai profesionaliai atlieka darbą, kas yra profesionaliai atliekamas darbas, tai yra santykio kūrimas ir gavimas rekomendacijų ir tada iš tų rekomendacijų, kai tu gauni, tu jų nenuvili, o atlieki darbą taip, kad dar gautum daugiau rekomendacijų. Tai šitie tiesiog, jie bet kuriuo atveju yra savo nišą, bet kuriuo atveju praeis ir aš visą laiką tą man kas buvo keista, ta pačia įmonė, kur daug metų pradirbau, kad ten pradėjo viską labai sistematizuoti ir vos ne jūsų klientas, žiūrėkit ten, kad ir kokius dydžio bebūtų, tegul eina į shopą, pats ten užsisako, susikomplektuoja ir galvoja, okei, jūs panaikinsite žmogišką ryšį, žmogus net nebežinos kompanijai, ką kreiptis, nes tiesiog yra ten bendras e-mailas, kur siunti ir sistema, bet ar tai padidins santykių pardavimus? Nebent tai yra monopolija, tada gal, bet jeigu ne monopolija, ragas, nes atsiras kitas konkurentas, kuris tiesiog sakys, hebra, žiūrėkit, tie su kompais dirba, dabar mes taip, turim tą visą administracinę dalį pasiruošę, dabar jūs važiuokit ir bendraukit tiesiog su žmonėm ir kas gausis, tie greit periminės konkurencija. Iš esmės, aš netgi dabar knygoje tą patį skaičiau, kad su įmonės augimo, jeigu yra tai 10 milijonų ir daugiau, tai top lyderius, jų pagrindinė užduotis būna bendrauti su rinka. Suprast, ko reikia rinkai. Kad jau nebe įmoniai su žmonėm, o labiau suprast, ko reikia išorėje. Nes jeigu tu nesigilini, ko reikia išorėje, o tik tai tobulini procesus, kaip lengviau paspaus mygtuką, kaip greičiau gauti atsakymą arba skaičiuoklę, kitaip tariant, optimizuoja administracinį darbą, o ne pardavimą, tau bus ragas. Tai aš čia manau, mano nuomonė. Oi, tai čia, žinok, tokių turbūt daugumas startupų taip ir numiršta, žinai, kur jiem atrodo išspręs ten kažkokią egzistencinę problemą, kai jie padaro, sukuria, tai mato, kad tų sprendimų yra begalė ir be jų to sprendimo ir... Dar prisimenu, kas yra prastas pardavėjas. Papasakok. Buvom su vienu partneriu, kur daugiabutį statysime dabar, kitą didelį objektą pasižiūrėti. Ir ten buvo, aš nežinau, giminiai, tetai, mamai, sesiai tada pardavinėti. Projektas ten apie 500 000. Žodžiu, ir buvo žiauriai sunku susitarti, nes labai užsiėmęs žmogus buvo, kuris norėjo parodyti. Ir kai prodinėjo, tai buvo toks maždaug, ir čia kaina gali būti tik aukštesnė. Ir čia taip toliau. Ir aš galvoju, negerai, ta prasme, žiauriai negerai, nes netgi tu atmuši mane net norą. Realiai būtų geras pardavėjas, man porą skaičiukų pasakytų, porą dalykų papieštų truputį vizijos, aš spėju, mes būtume preliminariai pasirašę. Bet tiek atmušė, kad aš toksai jau tada pradėjau žiūrėti, kas čia blogai šitam pastate, nes žiauriai nenoriu, tiesiog žmogus nepatinka. Nenoriu iš jo pirkti ir paskui jau mums skambino ir ką galvojat, toks, kur... Aš sakau, atvirai, nenoriu, man nepatiko, tiesiog nepatiko pati patirtis apžiūrint objektą. Man dar tokia istorija iš tų kraštutinių, tai atsimenu, pas vieną vystytoją atėjom parodinėti turtą, kodėl labai gerai be vystytojo rodyti, bet toks, kraštutinis čia tikrai atvejis. Aš kaip dabar atsimenu, buvo projektas Vaišvydavoje ir paskui lygino ten su Petrašiūnais, čia Kaune, tokiu projektu. Tai tas vystytojas, kur Vaišvydoje pardavinėjo, sako, žiūrėk, tai tarp ko tu renkiesi, pirkėjui? Sako, tarp to ir to. Tai čia turi tiesiog čia pirkti, sako, kodėl. Tai sako, tu su dukra atėjai, tai įsivaizduok, sako, tam rajone, tai tikrai, sako, tavo ten ta dukra, sako, tengi yra apiplėšę ir ten išprievartaus ir visa kita, tai įsivaizduoji, kokius dalykus pradėjo šnekėti, apžiūros metu, ten tas žmogus tik taip pakraupo, išėjom, sako, kur jūs čia, pas ką jūs čia atvedėt mane, tikrai pas jį jau nebepirks, bet, jam atrodo, kad, gąsdinimo... Mačio, tai veikia su darbuotojais, tai veiks ir su pirkėjais. Jo, bet čia, žinai, čia yra statybininkų bairiai, nes jie statybininkus gąsdina, turbūt, jeigu nepadarysi, gal nesumokėsiu, gal ten dar kažką. Tai kartu ten taip neveikia santykis. Tai čia pabandė su pirkėju, tai tiesiog mes irgi išėjom ir galvojom, kad daugiau nelabai norėtumėm su to vystytoju irgi bendrauti. Vienas geras dabar irgi buvo, tai net iki apžiūrose nuvažiavau, jau tarėmės dėl laiko, bet man šiek tiek reikėjo perkoreguoti ir rašo, tai jūs vis tiek perikupas, čia kainą pasiūlysit, žodžiu, tai net negaiškim laiko. Taip, realiai, kainos buvo skirtumas apie kokį 100 000, kas nebėra jokio stebuklo, realiai man vien dėl kiekio reikėjo tą būtą nupirkti, bet po to, kai parašė,
Ir paskui dar kartą man rašė, ar pagalvojo toks, kur žmogaus aš iš tavęs tiesiog nenoriu pirkti. Aš turiu pasirinkimą, ta prasme, aš pirksiu geriau brangiau iš kito, bet iš tavęs nepirksiu, nes... Bet žiūrėk, čia yra emocija, ne? Žiauriai per emociją kerta iš karto. Taip, bet žiūrėk, iš verslo pusės žiūrint tai yra kaip ir blogai, nes turėtų būti emocijos nulis, turėtų būti vizija visa, kaip uždirbti daugiau pelno, kaip nupirkti būstą pigiau ir parduoti jį brangiau, kaip suremontuoti taip, kad kiekvienas įdėtas euras atneštų kelis eurus, ne, į tą remontą pridėtinės vertės. Taip ir ne. Aš už tai, kad kiekvienas verslininkas kuria verslą, tai savęs kaip tokį šešėlį, antrininkas savęs, ne, ir tas verslas dažniausiai būna pagal jį. Žmonės patį verslo procesus darai tiek, kiek tau patinka. Pačios vertybės verslo dažniausiai bus tavo vertybės. Ir iš esmės, aš čia tokį turim pamoką iš keletos būtų, kur jeigu sunkus pardavėjas, bus sunkus būtas ir bus sunku jį parduoti. Tai toksai, kur, kaip sakai, darykis fan, kol yra rinkoje daugiau negu vienas būtas Vilniuje parduodamas, aš tą pasidarysiu fan, kitais būdais tiesiog iš kitų, bet, nenoriu aš dirbti ir taip. Tai iš verslo pusės neteisinga, jeigu ne aš pirkčiau, sakyčiau, žiūrėk, koks skirtumas, tiesiog perkam ir viskas, bet kai man dabar reikia tą sugerti, tai aš toks, sorry, ačiū, bet šitoj žiūrėk, šitoj vietoj būtų gerai pirkėją turėti tą brokerį pirkimo, ne, kuris sugertų visą ir gautų gal geresnę net kainą, dar pabandytų kažkaip tai patirėti. Taip, tai dabar, pavyzdžiui, aš nupirkau 3 sklypus iš eilės, surado man brokerę. Ir man paskambino vieną penktadienį, pats žmogus sako, man su to brokerį atsibodo bendrauti, žodžiu, ar galiu tiesiai su jumis bendrauti? Galvo, gerai, 3 sklypai vienoje vietoje, labai gerai. Retas atvejis, sakau, okei, gerai, žinai. Tada paskambino su brokeriu, jo, sako, žiauriai sunku žmonės, ta prasme, tai vėl jinai nuėmė nuo manęs kokį 7% vargo emocinę prasme. Jinai techniškai nepadarė nieko, nebuvo nei preliminarių, nei sutarčių, nieko pasirašymų. Bet jinai su jais išsiaiškino, ar jie nori parduoti, kokią kainą, pasidėrėjo, mums liko susiderinti realiai notarinę, susitarti. Bet ta brokerė paskui davėdė viską iki galo, ar tu pats davė? Aš viską davėdžiau iki galo, nes... Bet tu su ją atsiskaitėjai, ar čia? Be abejo. Tai liuks tada. Be abejo. Čia ir yra, mes iš tikrųjų, aš daviau žodį, mes net neturėjom sutarčių, bet paskui aš toksai, žiūrėk, aš jai paskambinu, sakau, žiūrėk, aš nieko tu nepeidinėsiu, nieko nedarysiu, aš daviau žodį, viskas tvarkoja. Yra situacija, kur matau, ir tau, ir man svarbu tą dylą neprarasti, viskas tvarkoja, mes susiderinsim tą notarinę, visi happy, tas žmogus happy, laimingas, apėjo brokerį, žodžiu, čia kaip gerai, kaip čia fainai jam. Čia šitą dar galiu ant viršaus vieną, pas mane būdavo irgi žmonių, kurie galvodavo, apeisim čia brokerį, gal pigiau nusipirksim, tai jie kreipdavosi tiesiai į vystytoją, įsivaizduok, aš aprodau turtą, ar ten mano brokeriai aprodo, su kuriais bendrauju, turtą ir galiausiai jisai susiranda tą vystytoją ir sako, čia ar galima tiesiai su jumis, tai tas vystytojas dažniausiai skambina, aišku, ten jiem pasako, kad taip galima, skambina man, aš turėdavau įgaliojimus, nes notarinės paskui aš pasirašinėdavau. Tai ten jie, aišku, preliminariai aš suruošiu, nusiunčiu vystytojui, su vystytoju ten tie klientai pasirašo, jie galvoja, kad ten kažkaip gal pigiau nusipirko ar dar kažką. Ir paskui ateidavau aš į notarinę. Tas, kuris parduoda turtą, nes aš su įgaliojimu būdavau. Ir tie žmonės, taip, pamatytum tos veidus. Ta prasme, ten jų būdavo tas toksai, žinai, kur neturi net kur dėtis. Pirma mintis turbūt lyst po stalu, antra tai ten dar kažką, o aš ateinu su gera emocija, nuotaika, sveiki, tai sveikinu, kad nusipirkot, čia šampano, dar kažką. Ir jie, tu net neįsivaizduoji, reiktų pamatyti ten juos filmuoti. Jo, vienos situacijos, tas pačias, kur irgi sklypus, kur nusipirkome iš esmės, ką aš pajutau, žmogus labai taupus, labai pagal save, jeigu tik truputį kažkas nesutampa. Bet aš pamačiau jo emociją, kai sakau, tai mes su kolegė atvažiuosim ten su 2 mašinom. Jis sako, su 2, jūs ant kūro leidžia 2 mašinas važiuoja tik į sklypą. Jie sugalvoju, tu Marija. Aš pagalvoju, gerai, gal aš toliau nebepasakosiu nieko, ką mes veikiame, nes, čia prasti dalykai, bet toksai, kur matai, kad jeigu žmogaus tikslas yra kažkur nuimti, kažkam čia kažkaip apeiti. Čia, žodžiu, man nereikia, čia visa biurokratija yra, čia tik kaštai, bet jeigu tiesiai, tai toksai, kur, gerai, tai kartais to reikia. Iš tikrųjų, bet kol jisai
tau asmeniškai, okei. Jeigu iš tikrųjų brokeris blogai dirba, iš tikrųjų blogai, tai vienareikšmiškai, turbūt, kad labai gerai, kad tokie įvyksta dalykai, bet, žinai, kad suprasti, ar jisai gerai ar blogai dirba, tai turi būti labai aiškus faktoriai, pagal ką turėtum atsirinkti, ką blogai padarė, kodėl nenori dirbti, nes man yra tikrai buvę pas tos pardavėjus, kurios ateini, kur nenori pirkti vien dėl pardavėjo. Ne dėl turto, bet dėl pardavėjo, nes, kaip tu pasakoji, arba mes ten irgi, kur mokinomės, eina ir pasakoja apie tam tikrus dalykus, bet ne apie turtą. Jeigu tu net nori preliminariai rašytis, jis dar palauk, jis dar nebaigė pasakot, žinai, dar prezentacija nebaigta. Paskui bus plojimai. Tai, žinai, paskui jau nebebūna ir tų plojimų, nes emocija atmuša. Taip pat pasitikrinu iš tikrųjų dabartinę savo partnerę lygiai taip pat. Čia netyčia gavosi, tiesiog tie patys žmonės atėjo į butą, kur aš pardavinėjau. Ir sako, oi, tai jūs ir tas, čia mes galvojam, kad čia ne jūs, žodžiu, bla. Ir sako, tai va, papasakau, ir kaip ten ką darė. Žiauriai gerai, iš tikrųjų žmonės sako, jo, labai ramiai, ta prasme, labai nieko. Okay. Bet tas ramumas, reiškia, tu parodai, kad ne tu šau, o butas yra šau. Okay. Jūs taip, papasakok tu dabar apie savo verslo subtilybės, ne? Tu investuoji į nekilnojamo turto nupirkimą, pagerini jų būklę ir parduodi, kai ką nuomoji, teisingai? Labiau vystau, bet jo, investuoju gal to, ką nuomoju. Iš esmės. Ja. Tai, tai tikrai daug žmonių yra, kurie pagalvoja, aš noriu investuoti į NT, ne? Ir neturi tam tikro pinigų kiek ir taip toliau. Dirbti su NT, pradėti kažką. Tiesiog investuoti, ne? Tikrai daugelis žmonių galvoja apie investavimą į nekilnojamą turtą, nes tai paprasčiausiai suprantamas verslas turbūt, nes tai yra dėžutė, yra įrengta, neįrengta, maždaug kiek tu gali gauti mėnesinės tos gražos ten ir taip daugiau mažiau tas... Aš turiu menį nupirkti, paleisti nuomą, gauti pajamas. Jo, tai mano klausimas, kaip tu pradėjai apskritai savo veiklą, sakai, 3 metus jau, ne? Ne, jeigu su NT, tai jau gal 6 ar 7 eina, kad jau gyvenu iš to ir dirbu iš to, tai jau 3 metais jau kažkiek tais. Pradėjau tai iš esmės, aš buvau susitaupęs apie 10 000 eurų ir tie pinigai, kaip aš vadindavau, buvo žaidimo pinigai, kur, jeigu prarasiu, tai prarasiu, žodžiu. Ir tokiu būdu aš pasirašiau su vienu vaikinuku, kuris norėjo, kad paskui man ir nuomotų tą butą, pasirašiau sutartį, kad jis rastų. Bet tai čia ta... Tu čia su kokią pasirašai, nelabai supratau. Vaikinukas, kuris apsiema butų nuomą, tai aš sakau taip, surask butą, kurį norėsi paskui ir išnuomoti. Mes jį suremontuojam, bet aš paskui turiu išnuomoti. Čia tam, kad apsidrausti tiek šiek tiek savo... Tai už 10 000? Ne, čia už pradinis įnašas. Tai papasakok, čia tas detalės, nes vis tiek, žinai, žmonės taip labai daug girdėjo sėkmės istorijų, kur, pradėjom nuo to, bet tos detalės. Jis pasiūlė man 3-4 variantus ir aš vis tiek, jeigu man siūlo variantus ir prašo aprūvinimo, patvirtinimo, tai aš suprantu, kad... Tai gerai, varianto, kokia suma buvo? Apie 40 000. 40 000. Kiek graža? Iš ilgalaikės su banko sverto, aš bijau dabar sumeluoti, bus koks 15-18%. Paprastai paklausiu tada, kiek nuoma mėnesinė turėjo būti, kurią mokėtų nuomininkas? Aš gaudavau apie 400 eurų. Ten aš 2 kambarius atsiskaičiau. 40 000 investuoju? Ne, nupirkau visą butą, už 35, investavau 10, tai 45. 45, ne? Ir gauni 400. Tai gerai, tu turi 10 000. Dabar galvoju, ar teisingai skaičiuoju, bet mano pinigų, aš paskui už remontą tas pinigus išsitraukiau atgal ir liko mano pinigų ten žiauriai. Bet žiūrėk, dar nuo pradžių. Tu turi 10 000, ne? Jo. Tu sugalvoji tokią idėją. Tai kokie tavo žingsniai toliau ėjo? Jeigu be to, tai ieškai buto, susirandi, pasirašai preliminarių, duodi 1000-3000. Okay. Tada... Lieka 7 000. Pasidarai turto vertinimą, eini su turto vertinimu per 3 bankus, kažkurie pasiūlo ten geriausią variantą ir nusiperki tą butą. O tai negeriau prieš tai nueiti į bankus? Matai, bankai dabar bankai žiūri jau pakankamai rimtai, kai tu neturi turto vertinimo. Tais laikais, jeigu neturi turto vertinimo, reiškia, tu neturi nieko. Bankui neįdomus tam šnekėtis, kol tu negali atnešti, parodyti, kad tu jau tikrai šitą pirksi. Tavose aš mėginau kaip su vadybininkais susitart bendrauti. Tai be šansų, visi nukreipia tą patį kokį nors banką, jis sako, pildyk sistemą, įdėk turto vertinimą. Nes dabar turbūt dažniausiai sako, kad užsipildykit, gauni kažkokį atsakymą. Bet dabar pasikeitė. Dabar jau girdžiu 1,5 metų, kai žmonės net neturi turto vertinimo, bet jau derisi dėl sąlygų. Bet čia žiūrėk, bankai bankams.
mano klausimas yra va tiem žmonėm, kurie nori pradėti, ne, irgi turi, tarkim, 10 000, kaip kad ir tu, ar ten daugiau, nu, bet ne tai yra esmė. Tai koks sekantis žingsnis buvo? Tai tu, pavyzdžiui, atėjai, pasidarai turto vertinimą, praėjai tos kelis bankus ir tu iš banko gavai? Jo, aš gavau iš banko, tai čia mano pirmas... Kiek laiko užtruko banko atsakymas? Atsakymas gal iš tikrųjų per porą savaičių, man atrodo, aš gavau susitvarkiau. Tai tu susukai visą reikalą per kiek? Per mėnesį? Per mėnesį kažkur tais. Bet čia mano, aš noriu paaiškinti, čia mano pirmi 2 sandoriai, kur mano know-how buvo arti nulio. Ok, bet tai žiūrėk, čia tavo buvo toks, na, vabank ant raudono arba ant juodo? Užmeti 3000. Kaip ir šitas podcastas, aš vadovaujuosi nuojauta. Man šovė galva, kad va, taip reikia daryti, aš taip ir darau. Okay. Nes aš mokausi per praktiką. Jeigu aš nenusivylu, jeigu aš ko nepadarau gerai ir blogai, man neina į galvą. Tai aš taip padariau su pirmais butais. Dabar kaip aš darau, arba kaip dabar daryčiau, tai aš su 0 pinigų pirkčiau dabar butus. Gerai, tai kaip tu nupirktum su 0? Nu, papasakok. Paprasčiausiai, eini pas mamą, tėtį, draugą, sesę, brolį, žiūrėk, kurie turi pinigų. Nuo suvokimo lygio priklauso paprasčiausiai sudėtingiausiai. Tai tu pabandyk paaiškinti, vat, kaip 5 metų vaikui, vat, kuris visiškai neturi nieko. Eini pas tėtį, prieš ten lapuko susipaišai skaičius, kurie tau atrodo padorus, ką gausi, kiek reikia įdėti. Eini pas tėtį ir sakai, duok 3000 eurų, nori rezervuoti butą. Tėtis sako, gerai. O jeigu sakai, negerai? Jeigu negerai, tada eini pas mamą, jeigu pas mamą, tai eini pas sesę, jeigu sesė sako ne, tai eini pas sesės draugą, jeigu sesės draugas sako negerai. Čia tai long story, bet jeigu taip žiūrint, tai be 3000 net nėra ko startuoti, teisingai? Nu, čia yra paprasčiausias preliminarios avansas. Gerai, tai turint 3000 jau gali kažką tais pradėti klibėti į priekį. Tai duodi, kaip dabar darytum, jau vis tiek patirties turi. Kaip dabar daryčiau? Iš esmės tai pasirašai preliminariai už 3000 ir eini ieškoti pinigų, jeigu daugiau neturėčiau. O kodėl ne atvirkščiai? Todėl, kad jeigu tu pradedi dirbti su investuotojais, nu, tais, kurie turi pinigų ir skolina, jie kaip ir bankas, jeigu tu neturi konkretaus nusižiūrėjęs objekto minimalių bent jau skaičiavimų, jie tave žiūrės labai nerimtai. Tu netgi susigadinsi savo reputaciją, atėjęs nepasiruošęs ir sakysi, dėdė, vat noriu pirkti šitą butą, man vat reikia vat tiek pinigų ir šitą ar norit investuoti. Tai sakys, gal tu dar, tiksliau, jis gražiai atsakys, dabar negaliu. Jo, bet jeigu tu ateini su bent jau vieną lapą pasiruoštų mini planiuku, ką tu darysi ir matai, kad jau ir, kitaip tariant, tu jau ar skolintus, ar savo 3000 padėjai, jis jau supranta tavo intenciją, kad tu eisi iki galo. Ir jeigu jam čia yra galimybė uždirbti, plus ten koks garantas tas pats butas, jam okei. O tai žiūrėk, tu vis tiek irgi darbuojasi ten su visokiais, kur skolina pinigus, ne, ten, kaip profitusas, kaip pavyzdys, ne. Tai kaip tu, vat, manai, ar nevertėtų nueiti į tokius, bent jau pasitikrinti, vat, ar tau duotų, koks tai turėtų būti turtas, iki kokios sumos, ar ten reikia asmeninio laidavimo, ar nereikia, kiek metinė ten ta... Tai čia ta prasme yra absoliuti diversifikacija, mes turim ir tokių. Ta prasme, aš niekada labai blogai būtų verslui turėti iš vieno šaltinį pinigų kapitalo. Tai pas mus yra tiek pat sutelktinio, tiek yra kredito unijos, tiek yra fiziniai investuotojai. Kaip vienam žmogui, kuris pradeda daryti butą, aš siūlyčiau labiau koncentruotis į pačio buto procesą, ne tiek drožti palūkanas, gal geriausia sandorį. Nes, gerai, tu nudarėjai 3%, gerai, tai pinigais yra ten, nežinau, 1000 eurų, jo, bet pačio pirmo būsto tai yra patirtis, ką tu turi gauti. Suprast, kaip ten vyksta. Tu pasme, gavai per snapą, nepavyko ten parduoti, nepavyko už tiek užnuomoti, gilintis kodėl. Bet jeigu tu labai, kaip čia, aš ir matau dažnai klaidų, kad žmonės uždelsia per daug gilindamės, kiek sumokėsiu palūkanų, vietoj to, kad padarė tą pirmą projektą ir supratę, įgavę patirties, nes su tavo patirtim aš lygiai tą patį, iš tikrųjų, čia daug dalykų aš dariau, dabar pagalvojau, tą patį, įkūriau greit Facebook'e grupę, ten pavadinau, matau, investavimo guru ir pradėjau dėti tiesiog, ką darau. Kad nupirkau loftą, jį renginėjau, kad žmonės matytų, kad tu darai, nes yra labai retas dalykas ir manau, kad tą reikėtų būtinai daryti. Yra kalbėtojai, o yra tie kalba, kas daro. Ką kalbi, tą darai. Jeigu tu kalbi ir tą darai, žmonėm prieš tave, tavo autoritetas, tavo reputacija kyla. Jeigu tu tas, kur bla, 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 šneku, ieškau, kur geriau čia pasiskolinti, ką taip, tas šnekoris, kuris nelabai kažkam tais... Sutinku su to. Tai aš grinai jau per pavyzdį, per nuotraukas, šiaip ironija didžiausia pasakysiu su investuotojais,
daug pinigų, ženklę sumą esu pasiskolinęs, pritraukęs per Messengerį, susirašinėdamas, net be gyvo telefono pokalbio. Nes va čia, kai sakai, ką to technologijos ar elgsina, žmonės žiauriai pasikeitė. Bet iš tos grupės jie sužinojo, ar iš kur? Iš įvairiai, po kurio laiko įvairiai, tiesiog dažniausiai būna toks atvejis, kad jie metus stebi tave, žiūri tiesiog, ar tu darai, ar tu apskritai darai, jo. Po metų tiesiog aš pastoviai karts nuo karto įkeliu kokį storį, ten apie savo projektus dedu, arba ten, kad ieško kapitalo. Ir parašau, žmogus sako, okei, stebėjau tave metus, matau darai, norėčiau investuoti. Tai ta prasme, nu, va, taip atlygiai, bet viskas vyksta per Messengerį, ne tai, kad telefonu šnekėsi, per Messengerį, per žinutės. Tai čia netgi pas mane į mokymus labai atėjo daug žmonių po to, kai tu apsilankai mano mokymuose, nes po apsilankimo mokymuose tavo pardavimai, kai pas visus sakė, sustojo, pas tave ėjo. Ir iki dabar. ir sako, ką tu ten išmokinai tokio, kad pas jį taip gerai eina? Nu, šiaip tai gerai. Pirmas, ką tikrai reikia neatmesti, yra pasiruošimas. Pasiruošimas tai yra tas pats skelbimas, turi mano nuomonė. Jeigu tu parduodi jau suremontuotą būtų, profesionalios nuotraukos, minimum. Toliau apstatymas. Apstatymas, mano asmeniniu supratimu, yra 30%. Tai gėlytės vazonėliai, jie suteikia kokį, čia aš taip savo asmeniškai, bet 30% emocijos. Nėra gėlyčių, pas mus prieš patį atidavimą mes nurengiam tą butą, tas visokius vazonėlius. Žiauriai nukrenta emocija, žiūri, tuščias butas, kaip čia jame gyvensi, žinau, kai jis buvo apstatytas, ten kaldrų pridėtas, visai kitaip. Tai tas pasiruošimas yra žiauriai svarbu. Ir tas pats kvapas bute. Koks turi būti kvapas. Ir aš supratau, koks turi būti? Skanus obuolių pyrago. Jeigu nesudeginta. Bet esmė tokia, kad aš supratau, kai rinka, tikrai rinka pradėjo lėtėti. Pardavimai lėtėjo, jo. Jeigu tu nori parduoti, tai čia nebėra klausimo, ar tau reikia atsispausdinti brošiūras, ar uždėti staging, ar padaryti kvapą, ar ten viskas turi būti. Nebėra klausimo. Tu turi būti numeris vienas, kad iš tų 5, kurie atėjo pas tavį apžiūrą, vienam patiktų. Ta prasme, nes jeigu tu taip pat atmestinai žiūrėsi, kur, rinka lėtesnė, tai man tai reikia parduoti. Aš nežinau kaip kitiem, man reikia parduoti. Dėl to pas mane pasiruošimas yra minimum. Ko aš trūko, arba ką aš darydavau, tai tas buvo žmogus orkestras. Apie pauzes iš vis pamirškim, apie klausimus ten geriausiu atveju, ar patiko, ar pirksit. Ir iš esmės... Kaip greitai pervesi avansą, ne? Jo, vesk avansą, jau nėra čia kalbos, davai greičiau. Ir, žinai, ir va tą tokį man dadėjo puzlėje, kad ramiai, ateik su gera emocija. Pirmas dalykas, jautiesi pavargęs, blogos emocijos, paklausyk muzikos, važiuodamas į objektą, ta prasme, užsihypink, užkurk savo gerą emociją. Žmogus pajaus. Žmogus greit pajaus, tu gali čia šypsotis kiek nori, bet jeigu tu būsi blogos emocijos, kažkas negerai. Jeigu su tavim kažkas negerai, tai galimai ir su būtu kažkas yra negerai. Tai toksai, kur užsihypink tą energiją. Surezonuoja, ne? Būk pailsėjęs, stenkis, tą apžiūrą, jeigu gali derinti laiką, stenkis, kada tu geriau jautiesi, kuriuo laiku. Tarkim, pats, žinai, jeigu ten, pavyzdžiui, su parkingu yra problema, naktį nedaryk apžiūros, žinai. Bet man, pavyzdžiui, patinka 10-11. Fantastiškai gerai, jeigu saulė dar pasirodo mūsų Lietuvoje, kur yra taip pasirodo. Žiauriai gerai veikia, tiek pačiam emocija yra žiauriai gera, tiek atėjusim žmogui yra labai malonu, iš tikrųjų. Ir tas yra svarbu ir aš... Tai matai, labai svarbu, priklauso tokie dalykai kaip langai, kurią pusę ir taip toliau, žinai, nes, jeigu saulė ten šviečia, ar pagauni ten koks tamsesnis būtas, kad būtų tuo metu saulė, ar ten, kaip sakai, dėl parkavimo, dar kitų niuansų ten gali būti, žinai, kažkokie gal kelio darbai. Ir tu niekada nežinosi, ko žmonės nori. Čia tavo sakymas, tu niekada nežinosi, tu galvoji, tu žinai, ko nori, tu pergalvok dar kartą, nes aš tu nežinai. Ateini šviesų butą, va dabar buvo pasakyti, žiauriai gerai įrengė, medis, man labai patinka, ateina mergina, čia per arti gatvės. Viskas. Nebeįdomu tavo. Čia, žinai, tas viskas dar galėtų toksai, su kuo tu lygini ir taip toliau, nes jeigu pameni, ir per mokymus mes šnekėjom, žinai, kur žmogus nusipirko turtą, kur labai prie judrios gatvės, bet jisai būtent norėjo triukšmo, jisai nori to veiksmo, nes jo darbas yra susijęs su tyla ir jam yra labai svarbu, kad jisai atsipalaiduotų, kur yra triukšmas. Ir, žinai, čia tu negali žinot, nors mums atrodo, kad toj vietoj mes žinom, kad čia yra minusas arba pliusas, bet kiekvienas minusas gali virsti pliusu arba minusu. Ir mes turim visiškai jungti žingeidumą ir suprasti, ko žmogus nori iš tikrųjų. Taip, be abejo. Jeigu esi pavargęs ir tau yra neįdomu tas žmogus,
tavo klausimas bus, toks, žinai, gali net pasirodyti pikdžiugiškas, toksai, kuri vieta labiausiai būte patiko maždaug. Turiu paklausti, nes žinau, kad reikia šitą klausimą užduoti. Tai va, realiai, tu turi ateiti pailsėti ir tau natūraliai būtų įdomu, kas tam žmogui yra įdomu. O čia yra žiauriai sunku. Ir iš tikrųjų, kai aš tą supratau, ant kiek reikia tada emociškai pasiruošti, kad atmesti visas verslo iššūkius, problemas, ką turiu, ir va šiuo metu man būtų įdomu, ko tau reikia. Ir aš tą darau, bet aš pamatau, kad, bet aš to nebegaliu daryti profesionaliai, nes, aš grįžtu man dar laukia, ten reikia dalykų padaryti, žinai. Ir va dėl to man atsirado po truputį toksai kaip, reikia mėginti jau gal atidavinėti tos butus pardavinėti. Verslą daryti, ne? Būti ne geriausiu pardavėjų, o geriausiu gal pamėginti verslininkų būti geriau iš tikrųjų. Tai va, čia reikia pakeisti mindsetą šiek tiek. Tai nežinau, iš tikrųjų, kiek čia kas naudos prisirinko, man tai buvo fan iš tikrųjų pasidalinti, lengviau net, iš tikrųjų pasipasakojom. Manau, gal šiam kartu ir užteks? Gerai. Aš tai už tai, kad jeigu tikrai žmonėm yra įdomu, mes galim panalizuoti konkrečias situacijas, kaip kas darytų, kaip kas... Gali būti įdomu, pavyzdžiui, kaip pradėti ten brokeriauti, kokių esminių klaidų nepadaryti. Ten kaip pradėti teisingai, bent jau kokie esminiai, arba ten padaromos klaidos, arba kaip parduoti vieną